Sveiki, su jumis IT Gėris. Šioje laidoje apžvelgsime naująją Windows išankstinę versiją vartotojams Windows 8 Consumer Preview. Kaip daugelis jau žino iš mūsų paskutiniųjų naujienų laidų, mes kalbėjome apie šios versijos pasirodymą. Taigi ji pasirodė vakar. Kaip ir iš kur atsisiųsti? Viską rasite video aprašyme. Na, o mes jau atsisiuntėme ir išbandėme šį naująjį Microsoft produktą, kadangi įdiegimas VirtualBox pagalba su 2 GB operatyviaja atmintim truko 18 minučių, tai tikrai panašu, kad programinė įranga yra pritaikyta ir tabletėms. Tik pasibaigus diegimui mus pasitiko paprasta Windows sąranka, matyta Developer Preview. Geriausia, kad visi driveriai buvo iškart aptikti ir įdiegti, be papildomo laiko gaišimo po operacinės įdiegimo. Kai jau prisijungėme su Windows Live paskyra, pastebėjome, kad pašto, žinučių bei kalendoriaus aplikacijos susirinko mūsų informacijai ir pasiruošė darbui. Žinoma, iškart mūsų dėmesį patraukė tai, kad darbalaukėje nebėra Start mygtuko, vietoje jo atsirado nauja perėjimo per langus funkcija. Tai lyg atgaiva palyginus su Developer Preview masyviu patempimu iš šono, kad pakeistumėme programą. Toliau, vienas iš mums labiausiai patikusių dalykų yra puikiai veikianti orų bei žemėlapio aplikacija. Orų aplikacijoje yra galimybė stebėti debesų judėjimą, kaip per vakaro žinių orus ar panašiai, bei matyti sinoptinį TV temperatūrų žemėlapį. Radom ir patobulintą aplikacijų atnaujinimo būdą, kurio vienu paspaudimu atnaujinsime visas aplikacijas įdiegtas iš Microsoft parduotuvėlės. Gaila, tačiau Xbox Live Games negalėjome išbandyti, tačiau visos kitos aplikacijos, kaip ir operacinė, yra nemokamos iki beta versijos uždarimo. Operacinė veikia puikiai, jau 2 valandas nereikėjo perkrauti dėl kokių klaidų ar panašiai, tad manom, kad viskas bus puikiai ir toliau. O tiems, kurie norėtų patys išbandyti Windows 8 Consumer Preview, jau minėjome, kad viską rasite aprašyme. Minimalūs sistemos reikalavimai šiuo metu yra rodomi ekrane. Šiandien viskas, su jumis buvo IT Gėris. Ačiū už dėmesį. Nepamirškite palaikinti ir pasidalinti su draugais. Sėkmės!